Didžiausia beprotybė yra nuolat darant tą patį, tikėtis kitokių rezultatų. Į mūsų kasdieninę veiklą įeina rutina. Tai yra rutininės būsenos, jo įprastas savęs aprašymas ir tai gali išprovokuoti rutininę veiklą. Veiklos tai pririštos prie būsenų, tos būsenos yra pririštos prie savęs aprašymų. Ir mes užsukam tą ratą tik į kitą pusę. Tas ratas pradeda mažiau kilti ir neretai pradeda leistis žemyn. Po kažkurio laiko mes net nebepastebime, kaip ta jėga vidinė, ta juoda skylė, mus įtraukia ir mes atitolome to pasaulio, kuriame realiai gyvena visi mūsų norai, visos mūsų svajonės, visos savirealizacijos. Einšteinas yra pasakęs labai gražią frazę, jeigu pasižiūrėti per šitą prizmę,